Lietuvos krepšinio federacijos pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai ir partneriai. Informaciniai partneriai. Sveiki visi, jūs žiūrite laidą Mūsų krepšinis. Įpusėjus vasarai nebedaug laiko lieka iki Europos vyrų krepšinio čempionato Lietuvoje. Į aikštelę žengs aukšti vyrai, kurie kovos dėl kiekvieno kamulio, kiekvieno aikštės centimetro ir kiekvienos pergalės. Ūgis išskirtinis krepšininkų bruožas. Apie aukščiausius praėjusio sezono LKL krepšininkus jums paruoštas reportažas. I like you. I like you. Ūgis tai lyg krepšininko vizitinė kortelė. Kuo aukštesnis esi, tuo lengviau atkovoti kamuolį, blokuoti metimą ar dėti iš viršaus. Šiųmetėje Lietuvos krepšinio lygoje ūgiu išsiskyrė buvęs žalgirietis 2,21 cm ūgio vidurio puolėjas Bobanas Marjanovičius. Panevėžio Techaso komandoje rungtyniaujantis 2,16 cm ūgio Darius Šilinskis yra aukščiausias lietuvis lygoje. Tuo tarpu karjerą baigęs legendinis 2,20 cm ūgio Arvydas Sabonis yra ne tik aukščiausias visų laikų šalies krepšininkas, bet ir aukščiausias žmogus Lietuvoje. Ūgiu išsiskiriantis krepšininkai naudojasi šią gamtos dovaną aikštelėje. Tačiau kasdieninėme gyvenime ūgis sukelia nemažai problemų. Problemas tokios, jau įprasta yra lankstytis einant pro durų staktas, tai čia jau kažkaip įprastai ir net nekreipi dėmesį. Anksčiau būdavo kentėdavo galva. Galbūt staktą durų, tai būna didžiausias minusas. Jeigu kur nors nepažiūri, gali smarkiai užgauti galvą. Ar teko patirti? Teko, tikrai teko. Lovos standartinės, kai būna 2 metrų, tai jau sunkiau su tuo, bet ir šiais laikais yra galimybės ir pasigaminti pagal užsakymą. Sunku rasti tinkamus drabužius, o tuo labiau, kuriuos norėtum nešioti. Pavyzdžiui, kelnių tai jau esu atradęs Vilniuje, parduotuvė tai pastovi ten, batų tai stengiuosi arba atsisiųsti. Ir ten striukės ar gauni iš klubo, arba atsisiunti. Turiu draugą iš Serbijos, kuris man parūpina drabužius. Iš vienos Serbijos drabužių gamyklos. Aišku, jeigu reikia, tai kažką, jeigu planuoji kažką, ar koks nors balius ar dar kas nors, tai pasisiūni kažką, nors ar komandos pristatymas ar dar kas nors. Didžiausia problema būnant aukštų yra ta, kad moteris dievina aukštus vyrus. Negaliu išeiti į gatvę, nes jos mane persekioja. Daugiau jokių problemų neturiu. Batai dar viena aukšto ūgių problema. Palyginkime 43 ir 53,5 dydžio batus. 52. Čia yra pakankamai daug, ne? Čia nemažai. Sunku rasti tinkamo dydžio batus, todėl aš juos atsisiunčiu. Šie Louis Vuitton batai yra iš Paryžiaus. Visa galva už įprastus žmonės aukštesni milžinai turi atlaikyti ir dėmesio naštą, kuri atsiranda vos tik išėjus į gatvę. Atrodo, tai galėtų tyliau biškį pasakyti vienas kitam, o ten eina, koks didelis ir garsiai, net už kelių metrų ten gali girdėti. Tas erzina, bet dabar jau įpratau ir net nekreipiu dėmesio. Jo, tikrai tenka matyti tuos žvilgsnius. Prasilenkia gatvė ir po to atsisuka žiūri ir sako, koks aukštas. Tai dažniausiai va taip būna. Ar anksčiau turėdavai kažkur gal kompleksuodavai dėl to, kad buvai aukštesnė? Gal anksčiau ir kompleksuodavau, nes būdavau visada pastebimas. Ten mažiukai bėgioja paskui mane, o visada mane pastebės. Bet dabar tiesiog pristaikiau ir tikrai nekreipiu į dėmesį. Esu pripratęs, kad visi į mane žiūri. Jei eitume kartu, pastebėtum tuos žvilgsnius. Tačiau aš jų nematau ir tiesiog praeinu.
can see that, but for me, I just look where I pass and I don't see it. It's fun to be tall, you know. Smagu būti aukštu, žmonės tave mato ir atpažįsta. Ne visiems krepšininkams tai patinka, bet aš tuo mėgaujuosi. Įprasta manyti, kad tik aukšti žmonės gali tapti krepšininkais. Panevėžio Techaso komandoje rungtyniaujančius Darių Šilinskį ir Tomą Rinkevičius skiria net 38 cm. 1,78 cm ūgio Rinkevičius yra žemiausias LKL. Tačiau tai jam netrukdo būti vienu iš ekipos lyderių. Nuo pat mažens gal čia kaip tik toks buvo motyvacija, kad aš būdamas beveik visose, kur pradedant nuo mėgėjų komandų, buvau pats mažiausias ir galėdavau žaisti ir apžaisti kažką, tai gal įduodavau kaip tik papildomus motyvacijos, kad kažko tai esant, nusileidžiant ūgį, nusileidžiant fizinę jėgą kažkam, tai tu gali parodyti geresnį rezultatą. Tai sakyčiau, čia priešingai, čia kaip tik variklis, kuris stūmė mane į priekį ir suteikė daugiau pasitikėjimų ir jėgų. Atstovauti Lietuvai kiekvieno jaunojo krepšininko svajonė. Tokią pačią svajonę turi ir merginos, susibūrusios į jaunučių iki 16 metų Lietuvos rinktinę. Lietuva – garbės vardas, kurį ant marškinėlių nešios pajėgiausios šalies 16-metės atstovaudamos mūsų rinktiniai. Dilijaros Velišajevos suburtos talentingiausios merginos pirmą kartą stos į kovą dėl pripažinimo. Europos merginų jaunučių iki 16 metų B diviziono čempionatui besirengiančios Lietuvos rinktinės kandidatės džiaugiasi patekusios tarp laimingųjų. Labai geras, nes kaip ir su vyresniam patekau ir tai yra taip geras labai jausmas, nes pagalvojus, kad aš esu žymiai jaunesnė už jas ir turiu galimybę atstovauti Lietuvos rinktinę su vyresniam, tai čia tikrai nerealu, tiesą pasakius. Dar ne iki galo 12 yra suplanuotas ir stengsiuosi iki pat galo. Dėl to, kad iš tikrųjų sunku yra stovyklose ir panašiai. Ir, žodžiu, mes vis žiauriai stengiamės ir sunku yra visom. Ir visų svajonė yra patekti už 16, dėl to, kad čia yra tiesiog karjeros pradžia, kas planuoja savo ateitį su krepšiniu. Aš taip, pavyzdžiui, asmeniškai labai svajoju patekti už 16-12. Taip, reikia įrodyti, kad esi stipri, kad esi vertas būti rinktinėje, stengtis ir panašiai. Su rinktinėje nedirbu dar niekada, čia pirmas mano tokį bandymas. Dirbu tik su savo Vilniaus komandai. Ir pažiūrėsim, kaip mums pasiseks, suprantat, dabar kažką sunku pasakyti. Iš įvairių Lietuvos kampelių į rinktinę atvykusios merginos jau spėjo susidraugauti. Merginas gerai pažįsta ir komandos trenerė. Čia man nieko nenauja, todėl kad aš su to amžių grupį žaidžiu, dirbu jau, suprantat, nuo pat vaikystės su savo tas 95 metų gimimo mergaitėm. Visus Lietuvoje praktiškai žinau, kokie mergaitės yra, bo mes žaidžiam su to komandom, žaidžiame GBL, bandžiau kviesti vienos, antros iš kitos komandos. Так что visas mergaitės, kokie atvažiavo, jie praktiškai jau buvo pakviestas prieš to. Į to sąstatą pažįsta viena kitos. Šiam jiem nebuvo naujiena susitikti visus, pažįsta vienas kitos labai puikiai. Taip, su visomis esi tokios draugiškos, netgi labai gaila palikti, kai kurios išvažiuos, kai kurios liks labai gerai, bet vis tiek tos, kurios išvažiuos, jos vis tiek tapo mano draugiam, tapo visos šios komandos narėm. Nežinau, mes kaip iš šeimyną tapom ir taip gaila bus tikrai, kai jos išvažiuos. Mes ir anksčiau jau būdavo turoje GBL tokiam turnyre ir vis laik atvažiuodavo į Vilnių. Mes jau beveik visą sezoną bendravome ir mes šiaip ir anksčiau bendravome, ir susirašinėjome. Geri santykiai komandai yra iš tikrųjų. 16-metės ir jaunesnės merginos supranta atsakomybės naštą ir dega noru žaisti už Lietuvos rinktinę. Taip, kaip tai daro vyresni šalies krepšininkai. Lietuva yra tokia garsi dėl tas krepšinės, mato dabar mūsų berniukai laimėjo pasaulio čempionatą U19, jie čia žiūrėjo visas varžybas ir praktiškai mes žiūrim viskas, kaip mergaitės U20 žaidžia, kaip sparingai U18 mergaičias, viską mes praktiškai žinom, mergaitė viską stebi, žiūri ir man atrodo nereikia nepasakyti. Norisi kuo geriau žaisti, kuo geriau pasirodyti, visuomet tas charakteris nepasiduoti ir toliau žaisti. Pačiai didelė garbė atstovauti Lietuvą. Labai didelė. Labai smagu, labai faina. To turbūt to ir svajoja, ar ne? Visi taip svajoja.
Į Rumunijoje vyksiantį Europos jaunučių iki 16 metų B diviziono čempionatą merginos važiuos kovoti ne dėl asmeninių pasiekimų. Visą širdį dėl komandos atiduosiančios merginos sieks sugrįžti į A divizioną. Ne, turiu komandinį būti pirmom ir viskas. Ir sužaisti, aišku, kuo geriau, padėti savo komandai, laimėti pirmą vietą. Žadu įdėti pačias didžiausias pastangas, žadu tiesiog sudėti visą, ką tik galiu, negalėti visiškai savęs ir visiškai padėti komandai ir atstovauti tiesiog Lietuvai. Mes turim tik vienas tikslas, mums reikia iš B divizioną praeiti A, mes kitos tikslas neturim ir praktiškai prie to turim eiti to siekti. Europos merginų jaunučių iki 16 metų B diviziono čempionatas vyks rugpjūčio 11-21 dienomis. Šiais metais Prienų Rūdupio ekipa turės neeilinę galimybę rungtyniauti Europos taurėje. Kaip ir iki šiol, ekipai pergalės ves Prienų Rūdupio vyriausiasis treneris Virginijus Šeškus. Susipažinkime su šiuo strategu artimiau. Šie metai Lietuvos krepšinio lygoje buvo kitokie nei įprasta. Tradiciniai trečiosios vietos laimėtojai Šiaulių krepšininkai net nepateko į lygos pusfinalį, o bronzos medaliais pasipuošė sezono atradimu tapusi Prienų Rūdupio ekipa. Jaunus Rūdupio žaidėjus į pergalės vedė emocingas ir ekscentriškas ekipos vyriausiasis treneris Virginijus Šeškus. Tikrai netikėjau, kad kaip tikėti komandą savo reikia, bet taip viduj galvoju, galim, bet tikrai labai bus sunku. Aišku, ir buvo sunku. Tikrai paprasčiausia tie ketvirtfinaliai, pusfinaliai, visi 2-0, 3-0. Aš tikrai galvoju, bus sunkiau. Antrus metus Lietuvos krepšinio lygos marškinėlius besimatuojantis 44 metų strategas treniravimo paslapčių mokėsi savarankiškai. Buvo sunku tais pirmais metais, nes aš nebuvau nei prie vienų trenerių. Pavyzdžiui, gerai, aš būčiau buvęs prie Kurtinaičio, kokio Kemzūros kažkada ar kaip, tai aš būčiau matęs, kaip jie dirba ir man būtų lengviau. Aš viską pats, aš viską žiūrėjau, kaip tie daro, gal viską paimdavai, braižydavai, darydavai klaidas, tai viskau gerai, kad aš turėjau vaikus. 92 metų, tai aš prieš treniruotę suaugusių viską niu ir matydavau, kur kažkas blogai. Tai, suprantat, aišku, tų klaidų buvo ir aš manau, kad ir dar bus tų klaidų vis tiek. Šitais metais kažkiek, aš manau, paaugėjau kaip treneris. Aš pats jaučiu, nes aš pradėjau domėtis daugiau, atėjo tie žaidėjai, kurie reikalaudavo kažką. Būdavo tikrai, jeigu tu nepasiruoši treniruotėm ar kažką, žinot, kažkaip, kaip atrodys. Tikrai aš pradėjau kažkaip daugiau profesionaliau žiūrėti į tą krepšinį. Patikėjau, kad galiu dirbti. Prienuose gimęs ir augęs treneris turi keletą ypatingų bruožų krepšinio aikštelėje. Žodžių į vatą nevyniojantis strategas pasižymi skardžiu balsu. Turiu išskirtinį, kaip aš? Aišku, turiu. Aš rėkiu daugiausiai iš LKL, aš manau, trenerių. Nors iš kitos pusės pasižiūriu ir kiti treneriai pariekauna, bet aš manau, skirtinis pas mane bruožas šitas yra. Bet aš manau, tobulėju kiekvienais metais, nes man jau nuo praeitų metų jau pasako, kad... Bet kas keiščiausia, šiais metais buvo tokios dvi varžybos, su Šiauliais ir su Alytu. Su Šiauliais prieina Butkevičius treneris, sako, jūs galite šiandien ramiai. Mes su juo ten susiginčinom, ramiai treneris sėdi -20. Ramiai, paima minutę, ramiai, išdėstų, supratot, vyrai suprato. Ten mes pralaimėjom. Antros varžybos buvo su... Aišku, jos nieko nelėmė, kai namie pralaimėjom Alytų. Irgi tas ramus vadovavimas komandai. Tai paskui man jau netgi vadovas, Aurimas, ir buvo mūsų šiais metais labai gerbėjai ir su mūsų rezidencijos direktoriai. Jie ateidavo, sako, aš jeigu žaidžiam, sako, treneri, Virgi, sako, jeigu jūs šiandien nerėksit, mes pralaimėsim. Suprantat, yra kiek trenerių turėjo, kurie tokie, ramus. Pažiūrėkit, pralaimėjo, taip tyliai visi. Geras treneris, viską. Šeškus, jeigu pralaimės. Sakys, su savo to rėkimu, rėkė, nuvarė į komandą. Tai šitą dalyką juk pats labai gerai suprantu.
bet man neišeina. Iškovojęs trečiąją vietą LKL ir Lietuvos krepšinio federacijos taurėje Prienų Kilme besididžiuojantis Rūdupio vyriausiasis treneris Virginijus Šeškus džiaugiasi galimybę treniruoti gimtojo miesto komandą ir vesti ją į pergales. Suprantat, aš galiu dabar, kai mes laimėjom, pasakyti. Suprantat, aš pats prieniškis. 30 metų, čiutne nuo 15 metų žaidžiau, visą laiką įskyrus už atletą, žaidžiau Šiluminius, visą laiką žaidžiau už Prienus, viską, suprantat, ir man prieš Prienus tai tikrai yra 10 kartų didesnė atsakomybė. Aš ne kai treneris, čia noriu dar, kai treneris laimėti, kai prienietis noriu laimėti dėl savo miesto. Čia suprantat, aš tik galiu pagirti vyrus, kuriem su manim visą sezoną buvo sunku, bet su tokiais žmonėm mes, nežinau, aš nežinau, ar gyvenime galvoju, turėsiu tokią darnę komandą. Gera ta mūsų komanda buvo ir tie vaikinai tokie, aš nežinau, ko važiuoti, kur ieškoti, jeigu bus šiais metais panaši ta komandėlė, gyveni tiem Prienam, žmonės eina malonu, jie eini kur į parduotuvę, visi sveikina su to, aš tikrai esu paprastas visą laiką stengiuosi su visais žmonėm bendrauti, bendrą kalbą rasti ir pasikelt, nežinau. Manau, gyvenime buvo labai daugelį situacijų, kad buvo ir gerai, ir blogai, ir tam krepšinį, ir pačiam gyvenime buvo visko. Tai aš manau, kad čia šiandien gali pasikelt, o rytoj gali nusileisti. Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Žurnalas Mūsų krepšinis profesionalams ir mėgėjams. Krepšinio gerbėjus jau pasiekė 43 žurnalo Mūsų krepšinis numeris. Jame skaitykite išskirtinį Evaldo Kandratavičiaus interviu apie Lietuvos vyrų rinktinės fizinio pasirengimo planus, Deivido Gailiaus pasakojimą apie savo karjerą, susipažinkite su Edgaro Ulanovo pomėgiais, LKL debiutavusių teisėjų įspūdžiais ir nesibaigiančiamis 70-metį atšventusio Aleksandro Kosausko istorijomis. Skaitytojų taip pat laukia didelis Jono Valančiūno plakatas, konkursas ir daug kitų išskirtinių straipsnių.